Lietuva gali tapti turtinga ir greitai. Galime gauti tokius pačius atlyginimus, kokie yra mokami Airijoje ar Švedijoje. Tai priklauso tik nuo mūsų. Sveiki, esu Arūnas Rimkus, politikoje dalyvauju 30 metų. Dalyvavau įkuriant 2 naujas partijas, buvau partijos skyriaus įkūrėjas, vadovas, buvau Šiaulių miesto tarybos narys, įvedęs dabar populiarų politikų pasakymą apie gyvulių ūkį. Mano kanalas skirtas aptarti, ką ir kaip padaryti, kad Lietuva taptų turtinga valstybė, o taip pat kokie valdžios ir mūsų pačių veiksmai trukdo mums tapti turtingais. Sveiki, esu Arūnas Rimkus. Tęsiu laidas apie tai, kaip padaryti Lietuvą turtingą šalimi. Praeitoje laidoje išsakiau ekonominę tiesą apie tai, kad kapitalizme nėra išnaudojimo, kad darbuotojo ir darbdavio santykis yra dviejų pusių savanoriškas susitarimas. Tokiu atveju kyla daug klausimų apie tos, kurie skelbėsi ginantis darbuotojus nuo darbdavio savivalės. Yra 2 pagrindinės institucijos kovojančios prieš išnaudojimą, kabutėse. Viena partijos, ypač Lietuvos socialdemokratų partija, kita profsąjungos. Ką iš tiesų veikia šios organizacijos, kovodamos su tuo, ko nėra. Jų veiklą palyginčiau su šundaktario veikla, kuri žmogų pirmiausiai tikina, prigazina, kaip jis sunkiai serga, o tada siūlosi tą žmogų gydyti. Žinoma, ne už dyką. Socialdemokratų partijai prisiimančiai dirbančiųjų interesų gynėjos rolę, tai yra labai patogus būdas siekti valdžios. Profsąjungų funkcionieriai patogiai gyvena iš surinktų nario mokesčių. Yra toks gražus pasakymas, kurį nesusipratėliai naudoja kritikuodami laukinį kapitalizmą. Kapitalizmas yra žiaurus ir bejausmis, nes ten viską valdo pinigai. Esmė yra tame, kad kapitalizmas ir yra tuo geras ir saugus žmogui, kad ten viską valdo pinigai. Yra tik 2 būdai susitarti žmonėms ūkinėje veikloje. Vienas būdas yra pinigų būdas, tai reiškia mainus. Aš kažką sukuriu, jis kažką sukuria ir mes gyvename ir mes nieko neverčiami sutarėme, kaip ir ko apsimainysime, nusipirksime ar parduosime. Galima bendrauti kitų būdų, panaudojant prievartą. Pavyzdžiui, aš ateinu pas ką nors su šautuvu ir pasiimu tai, ko man reikia. Arba liepiu daryti tai, ko žmogus nenori daryti. Pavyzdžiui, liepiu parduoti prekę ar paslaugą už mažesnę kainą, nei žmogus nusistato. Kokioje visuomenėje norėtumėte gyventi, kur leidžiama savo darbo produktais keisti savanoriškai, ar visuomenėje, kur ateina gailestingi žmonės su šautuvais ir jums liepia savo darbo produktus parduoti pusdykiai, nes kažkam jų labai trūksta. Ar tokia tvarka bus teisinga? Galima tvirtinti, kad jėgos panaudojimas žmonių santykiuose yra lygų neteisingumui. Logiškai gaunasi, kad partijos ir profsąjungos, gindamo darbuotojus nuo darbdavių savivalės kabutėse, suardo laisvanorišką susitarimą, laisvanoriškų darbuotojų mainų su darbdaviais, kai susitariama už kokį užmokestį, koks darbas bus atliekamas. O tai reiškia tik vieną - teisingumo visuomenėje panaikinimą, laisvanoriškų santykių pavertimą priverstiniais. Ten, kur nėra leidžiama susitarti, nėra teisingumo. Ten, kur nėra teisingumo, nėra ir klestėjimo. Teisingumas visuomenėje ir jos klestėjimas yra visiškai susiję dalykai. Laisvas žmogus visada bus produktyvesnis už prievartaujamą žmogų. Ar tai būtų darbuotojas ar darbdavys. Neužmirškime to. Yra dar vienas aspektas, kurio profsąjungos negražiai ir neteisingai kiršino darbuotojus su darbdaviais. Tai graudus pasakojimai apie verslininkų gobšumą, kai gaudami didžiulius viršpelnius, jais nesidalina su darbuotojais. Teisingai suprantantis darbdavių ir darbuotojų santykius kaip abipusiai naudinga pagalba. Žino, kad įmonės pelnas ir darbuotojų atlyginimai yra 2 visiškai nesusiję dalykai. Ar įmonė labai pelninga, ar labai nuostolinga. Jos darbuotojų atlyginimai paprastai nuo to nesikeičia. Atlyginimai priklauso tik nuo to, kiek verslininkas vertina jūsų darbą, kiek jam yra naudinga jūsų pagalba, jo nuomonė. Žinoma, vertindamas jis gali suklysti, bet tokiu atveju nukentės pats, išėjus reikalingam darbuotojui. Kodėl tada profsąjungos ir partijos ginančios darbo žmogų išlaiko populiarumą? Priežastis labai paprasta. Visi visada pritarė veiksmams, kurie suteikia teisę iš kažko atimti mūsų naudai. Visi norime gyventi kitų sąskaitą. O jei tai padaroma įstatymiškai tvarkingai, mes net nesijaučiame kaltais ar kažką skriaudžiančiais. Apie tai rašė prancūzų ekonomistas Frédéric Bastiat prieš beveik 200 metų. Jį citavau pirmoje savo laidoje. Jeigu jums patiko, jei sužinojote kažką naujo, sutinkate, kad tokius dalykus turėtų žinoti kiekvienas, paspauskite patinka ir pasidalinkite šiuo video. Iki pasimatymų.